Labą rytą. Šiandien susitinkame rytiniai meditacijai. Man atrodo, aš rytinių meditacijų nelabai vedžiau, bet šį kartą atėjo impulsas būtent padaryti meditaciją ryte. Ir taip jaučiau, kad būtent tuo laikotarpiu, būtent tuo laiku, 9:30 šeštadienį ryte, nors pilnatis pati aktyviausia jos fazė buvo vakar, užvakar. Ir dabar jau silpnėja, sakykime, pilnaties, pačios tokios stipriosios pilnaties energijos, bet būtent 10:30 buvo galingas saulės žybsnis ir mes šviežiai integruosime dabar tas energijas, nes aš biškį jaučiu saulę, aš jaučiu saulę ir man būtent mano aukštesnysis aš, mano arkangelai ir dvasiniai kuratoriai, kurie kuruoja mane ir aš po to kuruoju jūs, perduodu informaciją. Pasakė padaryti būtent tokiu laiku ir būtent tokiu laiku buvo galingas saulės žybsnis. Aš po to įdėsiu informaciją, aš dėl to biškį vėlavau, norėjau dėti dar postą, bet vėliau parašysiu. Bet tie, kurie susirinko, tiem, tiem bus ir pirmieji, sakykime, pirmosios tos šviežios energijos, kurias mes dabar integruosime. Todėl praktiką aš trupučiuką pakeisiu, nes mes dar integruosime tas saulės energijas, tai būtent plazminė saulės energija. Nes saulės žybsniai tai yra būtent ta perėjimo energija. Aš šiandien biškai pakalbėsiu apie perėjimą, apie poliusų pasikeitimą, apie dar tos visus procesus, apie būtent dieviškąją konvergenciją, nes aš turėjau irgi prieš praktiką tokį mini kontaktą su arhangelais, būtent su arhangelu Metatronu per savo aukštesnį aš. Todėl perduosiu tam tikrą informaciją. Parašykite gal trupučiuką, kaip jums šita pilnatis, nes šita pilnatis, jinai tokia avino ženklė, aštri, ugninga, su tokiais aštriais kampais gali kilti užslėptos emocijos, nuoskaudos. Žmonės gali būti skirtingai nusiteikę, irgi tokie labai impulsyvūs, ne? Avinas, jis pats iš savęs pirmas ženklas ir avino tokia bendra avinų tokia pamoka gyvenimo. Aš galbūt įdėsiu, kad nors būtent visus bendrus pamokos, kiekvieno ženklo, labai įdomu, tai pusiau tokia, pusiau humoristiškai aš tai pakeisiu, bet iš tikrųjų tai yra labai rimti dalykai. Ir būtent avinas ir pirmas ženklas zodiako. Nuo jo, kodėl pirmas ženklas, nors skaičiuojam būtent nuo Saulės lygiadienio, būtent pavasario Saulės lygiadienio. Ir labai dažnai avinai turi savyje biškį tokį, kažkokį tai ar egoistiškumą, ar visur nori būti pirmi, pirmauti ir atstovėti tą poziciją, tokia tvirta, kad viskas būtų pagal juos. Ir būtent tos energijos dabar gali veikti ir žmonės, kad jie kažkokias savo pozicijas norės atstovėti, kažką prisiminti, senas nuoskaudas, panašiai. Būtent dėl tų energijų. Šiandien jau mėnulis eina į jaučių ženklą. Aš esu jautis. Jautis tai yra tokia energija biškai tvirtesnė, stabilesnė, tokia materiali, finansų, tokia stabilesnė, bet jautus irgi, jie tokie labai užsispyrę, gali būti labai užsispyrę, tokia, galbūt tam tikrą prasme kažkur tai stagnatoriai, bet jautis, jeigu kažko užsispyrė, tai labai ir gali tikrai pasiekti. Galbūt tyliai ramiai, negu avinas kažkur tai taip ugningai pasireikšdamas. Ir šiandien būtent tos energijos, dar saulės plazminę energiją mes integruosime ir pritaikysime praktiką. Parašykite, kaip jūs jaučiatės, kaip jums būtent šitą pilnatis, ką galbūt pakėlė, iškėlė. Aš tada irgi tai įtrauksiu į praktiką, nes praktikos visą laiką yra gyvos, rašomas gyvai, gyva istorija. Todėl, kas svarbu per pilnatį žinoti, ir ypatingai kai pilnatis yra tokia ugninė, žinoti mums viduje, kad ta pilnatis iškelia žmonėse visus jausmus, senas nuoskaudas, net nebūtinai tai galite būti jūs kažkaip su tuo susiję, bet
Žinot, kaip nepapulti po karštą ranką arba kažkokį tai įvykį, neatsidurti ne laiku, ne vietoje, kur gali įsiplieksti. Tiesiog ugnys, ugninga ugnys, liepsna ir galima susipykti lengvai, įeiti į kažkokį konfliktą, o ištaisyti jį bus jau, na, ne taip paprasta, ne taip paprasta. Todėl žinokite ir išlaikykite tą vidinę ramybę, kažkokią tokią, užgesinkite vandenį, biškitas ugninės energijos, būtent savo ramybę, suvokiant, kad tai veikia dabar visus, tai veikia dabar visus. Ir Saulė dabar yra svarstyklėse. Ir kai Saulė yra svarstyklėse, tai priešingas ženklas Avinui, reiškia, Saulė yra tokiame kritime, reiškia, jinai tokiai silpnoji pozicijai, kur Saulė, kurie atsakinga už tokį irgi galbūt energingumą, šviesą, gerą nuotaiką, na, kai Saulė yra kritime, reiškia, yra mažiau šviesos. Mažiau šviesos, kad vat, būtent daugiau lenda visos šešėlinės pusės. Todėl šita pilnatis, jinai tom ir tokia, ne tai kad pavojinga, bet į ją reikia atkreipti dėmesį, vat, kas pakyla ir kas pakyla. Ir tai, kas pakyla, su tom tvarkytis, žiūrėti, apie ką tai jums, kodėl kažkokios situacijos iškyla, nes jos iškyla nelygioje vietoje. Tai buvo tendencinga, tai buvo, nu, tiesiog taip reikėjo, kad tai kažkada iškiltų. Ir sąmoningai, brandžiai prieiti prie tos situacijos ir pakapstyti biški giliau, kaip aš tą situaciją sukūriau ir svarbiausia dabar prisimti atsakomybę už visą tai, kas vyksta mūsų gyvenimuose. Viskas, kas vyksta. Tai, ką aš aplinkui matau, kokioje šalyje aš gyvenu, kokios yra mano pajamos, kokie yra mano santykiai. Prisimti atsakomybę, nes visiems turbūt nepaslaptis, kad mes kūrime mintimis savo gyvenimą ir nuo tų pasirinkimų, kuriuos mes padarome, priklausys mūsų ateitis. Todėl visa tai, kas dabar yra aplink mus, visa tai buvo kažkaip mūsų sukurta. Ir jeigu mes ir atėjome, gimėme kažkur tai kažkiek erdvėjai, kažkaip tai tokiai šeimoje ir panašiai, viskas irgi buvo būtent jūsų sukurta kaip sielos, kad siela galėtų eiti savo pamoką, savo transformacijas ir tai yra tokia likimo dalis, nepakeičiama, kur jūs turite praeiti tam tikrą procesą. Pažiūrėsiu, ką užsirašta. Dar tai pakalbėsime biški apie procesus, kurie vyksta. Aš tą įrašą padarysiu prieinamą visiems, tik tai praktika bus uždara, nes procesai labai svarbus, būtent dar dėl tų dabar saulės žybsnių. Tai aš pasidalinsiu visiems, su visais tą informaciją, tai tikiuosi, kad jūs nebūsite nieko prieš. Dabar toks laikas, kai nesuprantu, apie ką aš ir dėl ko. Toks tuštumos jausmas, prasmės nebuvimas, emotinis skausmas, širdies plotį, viską priimu ramiai. Išorė, bet viduje ir zilys, pyktis ir tuo pačiu apatija, esu avinas. Į praeitą sekmadienį, lygtais aš dariau planetarinę meditaciją, dabar labai aktyvios energijos, būtent savo aš išgrynimo, mano misijos, mano kelio. Tai yra dabar pagrindinis, pagrindinis vos neklausimas dienos tokie, nežinau, darbotvarkė, arba tiesiog gyvenimo darbotvarkė, net ne dienos gyvenimo darbotvarkė. Tai yra pagrindinis klausimas, kuris kamuoja, kuris sukyla turbūt kiekvienam. Pažiūrėsiu, galbūt aš įterpsiu kažkiek tai praktiką. Vakar buvo silpna liūdna, šiandien geriau. Stiprios emocijos. Vakar buvo pykčių, nevilties ir gilaus skausmo. Šiandien lengviau, bet liūdesių yra. Aš ir galvoju irgi iš tikrųjų padaryti tą praktiką biški vėliau, tegul ta pilnatis, žinot, kaip biški sukelia tai, ką turi sukelti, nes visa tai, kas turėjo sukelti, tai yra būtent
tam, kad jūs iš naujo pasižiūrėtumėte į situaciją, iš naujo perspręstumėte tą situaciją, iš naujo prieitume, galbūt ne iš nevilties, ne iš liūdėsio, o kaip tik su dėkingumu, va, aš galiu pamatyti, aš galiu jausti ir jau su dėkingumu, būtent pirmą priimti atsakomybę, ne, už tą situaciją, kuri pakilo, kad kodėl, iš kur ta neviltis, iš kur tas piktis, iš kur tas vidinis gilus skausmas. Ne? Prisimti iš pradžių atsakomybę, po to padėkoti už tai, kad tai yra ir iš viso, kad aš turiu jausti, kad aš gyvenu, kad aš galiu galbūt dalyvauti tokiuose praktikose ir panašiai. Ir su tuo tvarkytis, kad aš padėkoti savo, kad aš iš viso į tai einu, kad aš galiu tai išreikšti. Jums girdis dabar pas mus čia tokia prasidėjo lenktynės, ar netrukdo garsai iš lauko? Tai va, prisimti atsakomybę, priimti, padėkoti ir šiandien praktikoje mes pasižiūrėsime apie ką tai. Stipriai pajutau per kūną tarpimą viską, o taip lyg ramu, man pilates tą ramus ir harmonija. Harmoningos? Vakar skudėjo širdies plotį, iškėlė liūdėsi. Jo, labai gerai sakote, kad iškėlė. Jisai jau buvo liūdėsys, neviltis, skausmas, pyktis, kas tai bebūtų, tai jau buvo jumise pilnatis arba šiaip dabar energijos einančios iš saulės iškelia būtent tai. Atrodo, vat, kaip ta saulės plazminė energija, tai yra tokios dieviškos energijos, kurios, tarkim, giliai įeina į mūsų įsipę, mūsų giliausius kampelius ir kaip su tokia, kaip, vat, taip sakykime, mumyse yra kažkoks tai skausmas, kaip yra, vat, yra soda ir dabar tas įpilamas actas ir tas viskas suputuoja, ne, šeimininkės žino, tas viskas suputuoja ir pradeda vykti kažkokia tai reakcija. Ir būtent tos energijos juos iškelia visą tai, kas yra, kas sėdi giliai, giliai jumise. Kažkada tai buvo sukurta. Verkti norės visą savaitę, bet kartu labai didelis motyvacijos pliūpsnis daryti, veikti, atvirumas. Jo, pilnatis tokia emocija gali į gylį, traukti į gylį, į savęs pažinimą ir kartu aviniškos ugningus energijos jos skatina veikti. Galvos skausmai būtent dėl plazminės energijos, nes buvo labai daug saulės žybsnių šią savaitę vėl. Aš mažiau šią savaitę kalbėjau, bet aš noriu dabar pakalbėti dar apie saulės aktyvumą ir apie lapkričio mėnesį, tokią mini prognozę duoti ir tai, kas man atėjo, ir tai, ką aš sakiau dar pavasarį iš tikrųjų. Mes jau turime spalio praktiškai pabaigą ir aš kalbėjau apie tai, kad lapkritį mes turėsime labai galingas energijas, labai galingas energijas. Ir bus tokie procesai, kaip viskam bus pagal nuopelnus ir viskam bus žiūrima, ne, ką tu kas tu per žmogus, arba kaip tu pats jautiesi, kaip tu priemi save, kaip tu priemi pasaulį, savotiškai, kaip aš tai vadinau, toks visuomenės perrašymas pagal jos vertybės. Visuomenės perrašymas pagal jos vertybės apskritai pasauliniu mastu. Ir ta dieviškoji konvergencija, kaip man pasakė šiandien arkangelas Metatronas, vyksta būtent tai yra sulyginimas su dieviškom energijom. Maždaug kokiame lygmenyje tu esi. Ir mes kiekvienas esame atsakingi už savo gyvenimą. Kiekvienas kažkaip sukūrėme kažkokias situacijas šiame ar praeituose gyvenimuose. Šie metai yra karminiai metai. Jie yra visiems sunkus, visiems be išeities. Man irgi sukyla mano procesai. Kiek aš pažįstu žmonių aplinkoje, nepažinau nei vieno, kuriam nebūtų sukylę kažkokie tai vidiniai skauduliai, kažkokios tai programos. Karminiai metai tai ir būtent duoda tokią galimybę tas karminius, kas yra karma, ne, tai atsakas, atgarsis iš praeities už mūsų ankstesnius veiksmus ir pasirinkimus.
pasirinkome taip, sureagavome taip, galbūt kažkur nekorektiškai, neekologiškai, ne pagal visatos dėsnius ir va, prašau, tu jau turi tą tokį nekorektišką veiksmą, kuris vėliau kažkada tai atsispindės. Ir dabar mumise kažkur daug yra visko užslėpta, tai yra mūsų, būtent mūsų ta tokia šešėlinė pusė, ta mūsų, nežinau, galbūt tamsioji pusė, kurios mes dažniausiai nepriėmėme. Tai nepriėmėme, nes nenorime ten žiūrėti, nes ten yra skaudu, ten yra nemalonu, ten yra skirtingi procesai. Bet būtent to saulės energijos, būtent saulės energijos iškelia visą tai, kas yra nemalonu, būtent tai, į ką mes nenorime patys žiūrėti. Todėl tos praktikos, kuriuos aš darau, jos yra labai svarbios pasižiūrėti patiem savo norų, į tai, ką mes nenorėjome žiūrėti, tai, ką mes kažkur tai įmetėme į mūsų giliausią kampą ir ne, aš to nenoriu matyti, tai ne apie mane, tai neskaniai kvepia, tai neskaniai jaučias, man nemalonu, aš galbūt verksiu, ten skausmas ir panašiai. Ir geriau aš tai kažkur nustumsiu giliai, giliai į šoną ir tai visiškai nežiūrėsiu. Bet būtent tokie procesai kaip pilnatis ir dabar saulės žybsniai, jie priverčia pažiūrėti per tam tikras situacijas su žmonės į tai, kas nustumta į patį giliausią mūsų sąmonės ar pasąmonės kampelį. Kodėl aš sakau visą laiką su priėmimu žiūrėti visas situacijas, kurios pakyla, nes jos pakyla tik tai jūsų labui ir kiti žmonės, situacijos, tai yra tik tai dekoracijos, kurios dalyvauja tame procese. Ir dieviškoji konvergencija, tai būtent man įvertina šitą procesą, kuris dabar vyksta, ir jis vyks masiškai, jis vyks globaliai, palies kiekvieną. Bus įrašomos kaip tokia kažkokia, nežinau, dieviškai knygutė, sielos atmintinė, galbūt taip pavadinkime, sielos atmintybė, sielos atmintinė, tavo veiksmai, tavo sprendimai, tavo vertybės, būtent tavo vertybės šiam momentui. Dievui nesvarbu, kiek mes, galbūt kažkas, kartais bažnyčia, ar, taip prasme, žmogus galvoja, kad aš turiu daug atkentėti už savo kažkokius tai praeities įvykius, arba mes norime, kad kiti kentėtų visą gyvenimą. Arba kartais žmonės irgi klaidingai supranta, na, aš dabar atsiprašysiu Dievo, arba kažkokio žmogaus atsiprašysiu, ir gana, man bus gana. Ne, Dievui svarbu suvokti, kad žmogus pats susivokia, ką jisai daro ir kodėl jisai daro, kuom jisai yra vedamas, kokie tai yra procesai. Ne? Įsivaizduokite juos. Kažkas jums kažką padarė, tokio, nežinau, nemalonaus, įskaudino, dar kažkas tai. Ir jūs ateinate, žinai, atsiprašau, viskas, dabar pamirštam ir tiek. Ir kaip, pavyzdžiui, aš kalbu su savo vaiku, ir irgi man sako, ateina, sako, mama, atsiprašau, o aš sakau, už ką tu mane atsiprašinėjai? Pasakyk savo žodžiais, už ką tu nori manęs dabar atsiprašyti. Tai taip pat ir mes, galbūt prieš Dievą, prieš patys save svarbiausiai, nes kam mes galim pakenkti, tai tik tai, jeigu per netinkamus sprendimus, nekorektiškus, tai tik tai patys savo. Ir ištaisyti galima viską labai labai greitai. Visų pirma, per atsakomybės priėmimą, per tokią poziciją, kad taip, aš kūrėjas, aš tai sukūriau ir aš galiu sukurti naują realybę. Aš priimu atsakomybę už visą tai, kas dabar yra. Liūdesys, neviltis, aštrus skausmas, visą tai aš sukūriau. Ašaros, kas tai bebūtų, ne? Ir kai mes susivokime tame, ką mes padarėme ne taip, arba tokį nusikaltimą prieš save padarėm kažkokį tokį, ne? Tai yra tai yra nunulinima. Mums nereikia, jų energijos netokios, nereikia kentėti, kaip anksčiau žmonės sodino į kalėjimą ir maždaug tu turi atsėdėti. Energetiškai tai veikia ne taip. Energetiškai reikia susivokti pilnai, permastyti savo vertybes ir nuspręsti, o kaip aš noriu gyventi toliau, kokią poziciją palaikyti ir
kaip aš tiesiog judu toliau ir ta dieviškoji konvergencija, jinai tokia, iški žmonės paskatinti būti labiau dieviškais, prisiminti, kad jie yra dieviški ir siunčiant būtent tą plazminę energiją, kuri iškrato mūsų iš pagrindų, iškrato mus iš pagrindų, perspręsti, ne, ir tų energijų pagalba, žinot, kaip ant bangos, tokios ant bangos, ne kaip tie neriedlininkai, kaipgi tie banglentininkai, ne, kurie kaip ant bangos, sakykime, praplauks per šitą procesą. Lapkritį mes turėsime saulės žybsnius, žymiai stipresnius, gali būti jau tas, gali būti žymus sutrikimai, galbūt interneto ar panašiai, kada bus 3 tamsos dienos ir būtent poliusų pasikeitimas, tai apie tai aš kalbėjau praeitą planetarinę, tai yra atvira, pasižiūrėkite, nes būtent tos saulės plazminė energija, jinai tarytum pasuka planetą ir nori išardyti, sunaikinti tą seną susiformavusi energetinį lauką ir tas linijas, einančias linijas, kurios yra elektromagnetinėme lauke, per kurį ir persido Wi-Fi'us. Wi-Fi'us tiesiog jis negalės bus persidamas, nes nebus tų linijų, to tinklelio, būtent tinklelio, visuotinio tinklelio, nes tas visuotinis tinklas gaubia mūsų planetą. Aš to gal nežinau, fiziškai irgi parodysiu, tai yra tiesiog fizika. Ir eina tokios linijos ir ta struktūra jinai bus išardyta. Bet toje struktūroje, kodėl jinai turi būti išardyta, tai yra procesas, kaip man sakė irgi ir dabar sako, pasakyk, kad žmonės nebijotų, nes praktiškai visi bijo ir netgi aš kažkiek tai bijau. Nes man sako, pažiūrėk irgi savo kažkokią baimę, nes mano smegenys irgi bijo dėl to, kad suvokia, kad tai yra kažkoks tai naujas, mano gyvenime nepraeitas etapas, procesas. Bet ta struktūra, tas tinklelis, jis turi būti išardytas, kad jo vietoje gimtų naujas ir ten būtų jau įrašomos naujos energijos ir nauja informacija. Susiformuos nauja struktūra. Įsivaizduokit, aš žinau, tiesiog bus tarytum su ta plazminė energija bus nupūsta. Tai, kas buvo sena, nupūsta ir toje vietoje galės, nežinau, skleistis nauja gėlė ir ta nauja gėlė, sakykime, kaip energija galės apgaubti planetą ir formuotis naujas geomagnetinis laukas, per kurį vėl galėsim paleisti po to ir Wi-Fi ir visas technologijas, bet sena turi būti išardyta, kartu turi būti išardytas ir tas žmonių skausmas, tos egregorialinės sistemos, net tokie tamsus egregoriai, kurie čiulpia žmonių energiją ir panašiai. Ir dabar, ką dabar reikia žinoti kiekvienam, labai labai svarbu, aš darysiu nanopsichologiją ir irgi su aukštesniem jėgom, su arkangelais, galbūt net arkangelas Metatronas ateis būtent su savo žiniom, nes būtent jie yra atsakingi už tos procesus perėjimo. Ir vienu žodžiu, aš noriu sakyti, per arkangelą Metatroną. Dabar vyksta resursų perskirstimas. Iš naujo paskirstomi resursai ir dabar labai svarbu pareikšti savo laisvą valią, išreikšti savo norą, ketinimą pasiimti savo tokią kaip pyrago dalį, tą energetinę dalį, nes resursai buvo paskirstyti neteisingai. Sakykime, tie patys resursai kaip pinigai, ne, kur turtingas turtingėjo, na, sakykime, iš pačių pažeidžiamiausių visatos sluoksnių, tai buvo lūpama, ne, sakykime, dabar viskas veiks kitaip. Dabar tie, iš kurių buvo lūpama, dabar tu naujų energijų akivaizdoje, nežinau, akiratyje, veikiant naujom energijom, tas, kuris skriaudžiamas, netgi yra, prieš kurį yra daromis galbūt neekologiški veiksmai, jisai vis tiek laimės energetiškai ir po to visą tą erdvė, Dievas, pavadinkime, kaip norime, absoliutas, ras būdų, kaip su tuo žmogu atsilyginti, atstatyti resursą, jeigu žmogus pats į tai pretenduoja, o dabar labai svarbu pretenduoti į savo kąsnį, į savo energiją, į savo resursą, kurį mes turime turėti vienodai visi.
Na, tai bus atstatyta su sąlyga, jeigu žmogus nesupiktybės, jeigu jis pats nepataps, vat, neveiks iš o, negatyvių ketinimų, arba tu mane nuskriaudai, tai toks tu anoks, aš tavęs nekinčiu, ar ten, nu, kažkaip tai taip. Jeigu ir atėmė kažką pavogė, kodėl dabar yra taip populiarus sukčiai, nes jie ir atstato būtent dieviškai balansą ir tikrina žmonės, kas jie yra. Mm. Mm. Ir kokias vertybės turi, kas jie yra viduje. Ir dieviška konvergencija, kur vyksta cikliškai. Aš po to gal parašysiu daugiau apie dievišką konvergenciją. Ir vakar aš dariau apie perėjimą postą. Nežinau, ar jisai išsisaugojo. Kažkaip vakar buvo toks impulsas parašyti. Tas procesas neišvengiamas, nesustabdomas, mes galime tik taip prie prisitaikyti, eiti koja kojon į savo gerą gyvenimą, arba galbūt kažkaip tai priešintis, likti savo skausme, savo kiautę kažkokiam tai, ne, pasislėpti kaip šitas sraigė įlysti į savo kiautą ir sėdėti. Galime taip ir prasidėti visą gyvenimą, tada tam mažučiam kiautė, galime prasidėti visą gyvenimą tam mažučiam kiautė ir taip nepamatyti tų visų gražių dalykų, kurie yra mums ruošiami. O ruošiami yra tikrai labai labai gražus procesai. Nežinau, tie, kurie su manimi, tie, kam rezonuoja, aš pravesiu per tą informaciją, kurią aš gaunu, ir visos praktikos yra apie tai. Dėl kaip matote ir kaip pačiai man dar kartą patvirtina, kad vis tiek praktikų laikas, kad intuityviai jis parinkamas neatsitiktinai, vyksta tokie kosminiai procesai, kur mano irgi aukštesnysis aš mane veda ir aš mielai pasidalinsiu su jumis. Tai va, turbūt apie teoriją tiek. Tai lapkričiui labai labai svarbu išnagrinėti savo vertybes ir pasiruošti būtent didžiuliam saulės žybsniams. Aš darysiu nanopsichologiją, man vėl aukštesnės jėgos pasakė, kad būtent energetinį šleivumą, kreivumą atstatyti, nes kartais nesuderinama jau yra mūsų vidus su tom energijom, kurios yra išorėje, ne? Žemė kelia savo vibracijas, Žemė kelia vibraciją savo, mes esame neatsiejama dalelė Žemės lauko, geomagnetinio lauko. Ir mes esame susiję ir niekaip ne vienas nėra atskirtas nuo bendro Žemės lauko, bendros erdvės. Todėl energijos eina, Žemė kelia vibracijos, energijos eina ir iš kosmoso, bet dar tos energijos iš kosmoso jos veikia mūsų planetą ir per planetą, per susijungimą su mūsų apatiniu kanalu, tos energijos irgi patenka į mus. Todėl dabar labai svarbu irgi įžeminimas, darbas su žeme, su augalais, meditacija, na, visa tai, vat, susijungimas su žemės stichijomis dabar yra labai 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 svarbu. Ir, na, lapkritį, aš pati nežinau dabar, kas bus lapkritį, bet tiesiog man vat, tokia informacija, kokia buvo taip pateikta, kad bus dar stipresni saulės žybsniai, bus didelis saulės aktyvumas. Kitą sekmadienį mes darysime atvirą planetarinę meditaciją būtent su saulės energijomis. Mes galbūt nukeliausime į pačią saulę, nes dabar labai 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 svarbu pasiruošti. O rytoj meditacija su Andromedos energijomis. Rytoj meditacija su Andromedos energijomis, kurios irgi bus tokios ruošiamos. Dabar aš darysiu turbūt kas savaitę arba 2 kartus į savaitę praktikas, nes tai yra dabar labai 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 svarbu. Ieškojau tiesos, tiesą sužinojau, tačiau noriu apsivalyti nuo negatyvo, kurį susijęs tą informaciją. Transformacinis laikotarpis, užvakar gavau baudą, po to pati turimi susitrenkiu veidą, kaip tuose filmuose, nieks nemušė, aš pati. Jo, dabar toks transformacinis periodas mano gyvenime irgi ir daug kam, ką aš girdžiu, ašarų pakalnės, tiesiog vidus pats, verčiasi pats vidus ir verčiasi pats vidus, vienu žodžiu. Todėl
mano praktikos padeda suharmonizuoti tas energijas, adaptuoti tas energijas, ne, prisijaukinti ir eiti su, su jom koja kojon, kad tai dar labiau neverstų vidaus. Todėl labai, jeigu neturite visą laiką galimybę, visą laiką aš leidžiu už donaciją kažkokią, tai nes svarbiausia, kad tik tai jums padėtų. Aha. Gerai. Gal turite kokių klausimų dėl teorijos ir tada mes eisime į praktinę dalį. Aš galvoju, kad mes šiandien gal net. Okay. Aš galvoju, kad šiandien mes galbūt net pakrausime vandenį, jeigu norite. Galite, kol aš perjunginėsiu įrašus, galėsite įsipilti vandens. Pasistengkite, kad nebūtų puodelis su tokiais, čia aš pasiėmu dabar gerti, bet įkrovimą aš paėmiau, žinot, kad nebūtų kažkokių piešinių, išraižymų, nebūtų tokios kitokios informacijos, ne? Kad tai būtų tiesiog stiklas, paprastas stiklas. Tokiam indė geriausia vandenį kraut, kad nebūtų tokios papildomų iškreipimų informacijos. O Dieve, kaip tai galinga, aš visada jaučiu, kad ateis laikas, grįš visi mano resursai, dangaus šviesybė manim pasirūpins. Taip, dabar labai svarbu savo resursus, tiesiog pretenduoti į juos. Žmonės nesuvokia, kad galima pretenduoti į juos. Aš tą žinias gavau iš Arkangelo Krajono. Ir šiandien biškį vėlavau, kadangi dar jau į čennelingą galvojau kažkaip taip pat. Ne? Dabar svarbu pretenduoti, nes dabar vyksta perskirstimas resursų ir tai yra labai galinga, tai yra labai gražu, tai yra sakralus procesas. Ir, na, irgi kažkaip daug kas, na, biškiai sako, kad, na, galbūt to ne visai gerai, bet turbūt laukime ir sulaukime tokio dieviško teisingumo, dieviškos konvergencijos, to dieviško teisingumo. Aš pati mažai žinau apie tą konvergenciją, dabar jeigu taip paprastai pasakęs, ne, bet aš parašysiu straipsnį. Aš žinau, kad tai yra sulyginimas su dieviškom energijom ir tai yra cikliška, tai yra tokie ciklai. Aš po to parašysiu dar postą apie tai, na, labiau išaiškinsiu. Bet dabar būtent mes jau esame tame dieviškame procese, kur mes visos sielos atėjome tokios stiprios ir žinodami, dėl ko mes atėjome. Ypatingai jūs, kurie, galbūt, nežinau, pas mane domitės tokiom temom, tai reiškia, jūs irgi atėjote čionais tam, kad ne tik prabūti šitą procesą, bet tuo pačiu jį ir įtakuoti per save, ne? Nes kai mes skleidžiame energiją, medituojame, mes veikime kolektyvinę sąmonę, kažkas galbūt ir per, nežinau, praktikas, nes aš kelis vedlius vedu, per praktikas, per kažkaip darbą su žmonėmis, bet kiekviena siela, kuri dabar gyvena šiuo metu, ypatingai dabar mūsų vaikai, tai iš visų kita karta, jie atėjo keisti, įtakoti procesus. Ir, pavyzdžiui, jų vaikai mūsų yra atsparus, ypatingai žmonės, vaikai gimė po 2000 metų, ypatingai po 2012 metų. Tie žmonės jau yra atsparus saulės žybsniam, nes jie jau atėjo su visiškai kitom kristalizuotom aurom, struktūrom. Ląstelių struktūra, DNR struktūra yra visiškai kitokia. O mums, kai kurie, reikia dar biškį ties tom padirbėti, kad mes galėtum atlaikyti būtent tos saulės žybsnius, nes dėja atlaikys ne kiekvienas, tiesiog ne kiekvienas atlaikys ir tie, kurie įgauna tokį imunitetą saulės žybsniams, patys integruodami tai į save, savanoriškai, jie irgi, sakykime, jie atlaikys ir
kadangi suvoks procesą, kadangi suvoks procesą. Va, dar pakyla pyktis, suprantu, kad tai dėl perdėtos kontrolės. Kontrolė, ką reiškia kontrolė? Kontrolė tai yra tada, kada mes nepasitikime visą tą, kad viskas vyksta taip, kaip vyksta ir aš noriu kontroliuoti, vos ne aš noriu ginčyti su Dievu, tokia perkeltinė prasme, ne, arba nesutikti su tom, kas vyksta, ne. Priimkite, va, iškvėpkite ir priimkite viskas, kas vyksta, ir priimkite, kad viskas, kas vyksta pagal dieviškai planą kiekvienam, ne dabar tik tai jums, autorė, bet kiekvienam, kad viskas, kas vyksta, tos ašaros, kažkokios situacijos, ta informacija, kurią aš išsigryninau, kurios ieškojau, dabar noriu apsivalyti nuo negatyvo. Viskas vyksta pagal dieviškai planą ir laiku. Ir kuo labiau mes tam priešinamės, tuo mes atidėliojame tam tikrus procesus. Bet priimkime ir priimkime, panagrinėkime tos procesus ir ir bus mums gerai, bus mums dovanos už tai, ne, ar kuo toliau mes priešinamės, žinot, kaip kapanuojamės tada kažkokiai tai vietoj, aš noriu tai sukontroliuoti, aš noriu valdyti situaciją, mes nieks negalime valdyti situacijos pilnai, ne, sakykime, mes galime valdyti pilnai situaciją, būtent kurti tą savo realybę, tai mes pilnai atsisakome būtent tų vidinių negatyvių jausmų, nes kada ateina būtent tas laikotarpis, kai jau mūsų neįtakoja išoriniai veiksmai, kai mes viduje neturime negatyvių vibracijų, negatyvių jausmų, kontrolę ten pat, ne, gėda, kaltė, pavydas ir visas tas spektras. Visas tas spektras, kai mes jau jo neturime, bet kad jeigu ir turime, bet einam su prieimu taip, ir pavydą aš turiu, ir tokia aš galiu būti, ir toks aš galiu būti, aš galiu jausti pavydą, aš galiu jausti kontrolę, bet aš suprantu, kad kažkokia tai mano paslėpta dalis. Ir dabar, galbūt tada jau einam į praktiką, pažiūrėsim, kokia jūsų dalis, galbūt traumuota dalis, nepriimta dalis, jaučia arba kontrolę, arba kuriai reikėjo kažką sužinoti, kurie jauti neviltį, ašaras, liūdėsi, na, kas tai bebūtų, einam, apsivalom, einam savanoriškai, geranoriškai į tai, nes gyvenimas bet kuriuo atveju prie to prives, tai būna jau tada per tokias ne visai malonias situacijas, per kažkokius tai sustrinkimus, veido, praradimus, santykių užbaigimą ir panašiai. Tai einam tada, padirbėkime ir pasikraukime energijom šiandien, mėnesiai ir pakrausime dar vandenį. Arba galime pakrauti vandenį dabar, galėsim jį gerti ir tegul tai būna tokia dovana, pilnaties proga visiems, kurie žiūrės įrašą. Paimkite vandens, jeigu pasiruošę, uždėkite pliusiuką arba jeigu nepasiruošę minusiuką, jeigu reikia pilti vandenuką. Pakrovimas veiks ir iš įrašo vieną kartą. O kaip atskirti, kai kažką darai, ar tai yra pagal dieviškai planą? Ar eini pagal dieviškai planą, ar vis tiek kontroliuoji statą? Aš galbūt vėliau tą panagrinėsiu, dabar gerai. Paimkite vandenį. Paimkite vandenį ir pajauskite savyje dievišką prigimtį, savo vidinę saulę. Taip, pasaulyje viskas sutverta, kad kiekviena sąmonė, gyva būtybė, mūsų planetos, visata, galaktika, Saulės sistema, viskas yra labai sąmoninga, turi savo sąmonę ir turi savo saulę. Mes turime savo vidinę saulę, mūsų planeta turi savo planetos žvaigždę, vidinę saulę, būtent tą magmą. Mūsų Saulės sistema turi savo saulę, kuri duoda mums šilumą, duoda mums gyvenimą. Galaktikos saulė, juodoji skylė, tai vadinama. Ir pati visata turi savo saulę. Mūsų visatos saulė tai yra mūsų Dievas, tai yra ta beribė energija,
kuri duoda impulsą viskam, kas gyva visoje visatoje, visoms Saulės sistemoms, kuri rezonuoja su visomis saulėmis, taip pat ir su jūsų vidinė saulė. Pajauskite dabar rezonansą ir ryšį jūsų vidinės saulės. Tiesiog pajauskite ją savo krūtinės centre, jūsų dvasinį širdį, kitaip tariant, dvasinė širdis arba vidinė saulė, dieviškoji kibirkštis, dieviškoji dalelė, amžina, kuri keliauja su jumis per gyvenimą. Dabar pajauskite rezonansą, ryšį su Dievu, su absoliutu. Pajauskite, kaip per tą ryšį jums yra perduodamas signalas, kaip impulsas, jėga, energija kurti savo gyvenimą pagal dieviškai planą. Tokia vat, pajauskite, kad į jūsų širdį eina pati tyriausia dieviškoji energija iš dieviško tyraus švaraus šaltinio. Pajauskite tai ir pajauskite, kaip ta energija dabar persikelia. Dvasinė širdis transliuoja tą energiją į jūsų delnus. Pajauskite, kaip kaista delnai, pajauskite, kaip delnai tampa tokie dieviškos rankos, kur pats Dievas gali kurti per jūs. Pats Dievas gali daryti stebuklus per jūs. Pajauskite, kaip kaista rankos, kaip rankos tampa galbūt netgi tokios ugninės, energingos. Man net niešti. Galite pridėti dabar rankas prie tos vietos, kur jums skauda, kur, nežinau, galbūt prie dvasinės širdies jūs norite dabar Dievo rankomis išgydyti save, kažką tai padaryti su savimi, galbūt savo liūdesį išgydyti, savo kontrolę. Kažką tai, ką jums reikia dabar sušvelninti. Pridėkite rankas prie tos vietos, galbūt kurią norite aktyvuoti. Norite aktyvuoti širdies čakrą. Dabar širdies čakros aktyvacija, aš padarysiu galbūt irgi praktiką už donaciją visiems norintiems. Būtent širdies čakros aktyvacija, nes dabar jeigu širdies čakra nėra aktyvuota, pinigai irgi neįs. Mes galime pretenduoti į pinigus, bet kol mūsų energija nepakilusi bent iki širdies čakros anhatos lygio, tai pinigai neteis taip, kaip negausime mes visų tų resursų, į kuriuos turime teisę pagal dieviškai planą. Mes turime patys bent jau pakilti iki meilės vibracijos kaip Dievas ir tada gausime tai, kas mums priklauso. O dabar pridėkite rankas ten, kur jūs norite kažką išgydyti. Pajauskite, kaip mūsų saulė siunčia savo plazminę energiją. Žemė prisideda prie šitų procesų. Ir pats Dievas per jūsų rankas gydo. Gydo galbūt kažkokį organą, tai, ką jums reikia išgydyti, atverti, numalšinti skausmą, vidinį arba fizinį. Pajauskite per kanalą, eina pas jūs energija, per jūsų dvasinę širdį ir per dvasinę širdį persideda būtent per rankas ir jūs galite tą energiją nukreipti ten, kur jūs norite ją nukreipti. Nusišypsokite savo vidui, savo kūnui, savo visiems organams, savo širdžiai. Įjunkite vidinę šypseną. Pasikraukite tą šypseną. Pasikraukite tą vidinę šypseną naujai dienai, savaitgaliui ir visam mėnulio ciklui.
Ir įjungti tą vidinę šypseną tada, kai jums bus sunku. O dabar tą šypsenos laimės energiją pakraukime su vandeniu, paimkite vandenį į rankas ir tiesiog pajauskite, pajauskite dabar tą impulsą energiją, kurią aš jums perduodu ir kurią aš aktyvuoju. Pasakykite tokį filtrą, kaip ketinimą, kad jūs priimate tik tai pačią tyriausią energiją, meilės, šviesos ir džiaugsmo energiją. Ir įsivaizduokite, kaip ta stiklinė prisipildo šviesa, dieviškąja šviesa. Tas vanduo tampa kaip toks auksinis eliksyras. Ir kiekvienas vandens lašelis, kiekvienas vandens atomas, tai yra vidinė šypsena. Kiekvienas vandens lašas, jisai šypsosi. Šypsosi ir taip to šypsenos, to džiaugsmo jūsų inde, jūsų puodelė tik didėja. Tai yra labai aukštų vibracijų, tiesiog džiaugsmo, kikenimo, kai aš galiu džiaugtis, šypsuotis, kvėpuoti pilna krūtinė, džiaugtis. Ta energija dabar yra jūsų stiklinė. Gausos džiaugsmo energija. Tokia trykštantis džiaugsmas, trykštanti pati aukščiau vibracijų energija. Tokia kunkuliuojanti, vibruojanti. Palaiminkite vandenį ir padėkokite vandeniu už tai, kad jūs turite galimybę gerti švarų, tyrą vandenį. Ir padėkokite energijoms, Dievui, Saulei, visiems dalyviams už tai, kad jie padėjo pakrauti šitą vandenį. Ir atsigerkite. Pažiūrėkite, kaip pasikeitė vandens struktūra. Parašykite. Šį vandenį gerkite mažais gurkšniais, lėtai. Parašykite kelius žodžius. Skanus. Tai yra dovana visiems, aš tai padarysiu atviram prieime, o mes su jumis aš tada išjungsiu įrašą, paleisiu naują ir mes eisime dar gilę apsivalymo praktiką ir tie, kurie norės irgi prisijungti prie praktikos, po to parašykite man, nes įrašą veiks irgi taip pat. Tai yra jūsų vanduo, vaikam geriau nereikia, vaikam tada geriau atskirą vandenį pakrauti asmeniškai, nes šitas vanduo kiekvieno jūsų yra pritaikytas pagal jūsų asmeninės vibracijas ir asmeninį poreikį, nes toks buvo mano ketinimas. Šito vandens kitiems duoti nereikia. Klampus, skanus. Jo, minkštas. Jo. Gerai, tada aš atsisveikinu su tais, kurie dabar tokiai teoriniai dalyje, jūs nepabėgite, mes to tada pratęsime būtent mūsų gilę apsivalymo praktiką ir šiandien bus tiek.